Varžybos buvo labai sunkios. Tarėmės iškart prisigauti savo pusę, bet pirmą kėlinį mums tai nepavyko. Labai prisispaudžiam prie savo 16 metrų, ten tik pradėdavom žaisti. Antrą kėlinį ką, pasitikėjom rūbinę, visi viską suprato. Pradėjom žaisti geriau, aktyviau savo pusėje. Kažkas iškart pradėjo mūsų žaidimą atsiras naujo. Sunkios varžybos ir gal tiesiog nelydėjo mums šiandien sėkmė. Ir nežinau, pirmam kėlinį buvo truputį sunkiau gal. Antram kėlinį pradėjom biškį geriau atakuoti, jie gavo dar raudoną kortelę, mes perėmėm iniciatyvą ir galėjom įmušti. Tiesiog mums šiandien gal nelabai pasisekė. Kada gavom įvartį, pradėjom žaisti savo žaidimą. Pradėjom kurti progas, turėjom, manau, keletą gerų progų įmušti, bet šį kartą mums nepasisekė. Turim žaisti, kaip ir kiekvienas varžybos, įsivaizduoti, kad mums yra paskutinės. Susikaupti, aišku, sukoncentruoti. Ir aišku, imti taškų, bet kaip jau antras varžybos iš eilės mums tai padaryti nepavyksta. Darysim išvadas. Reikia žaisti ne 15 minučių, varžybos vyksta 90 minučių. Ir visas 90 minučių reikia lošti, o ne 15-20 minučių. Jeigu mes pradedam žaisti, kada gaunam įvartį, tai ką mes norim tada tokį rezultatą pasiekti. Kol įvarčio nepraleidam, bandom, o iš to nieko neišeina. Labai norim išlošti visą laiką varžybas. Išeinam norim paimti taškus, bet norim paimti prizinę vietą pirmą lygą vis tiek. Pirmais metais dalyvaujam. Yra noras, tikrai labai norim. Degam, išeinam į aikštę, visi tikrai susikaupę ir bandom. Manau, dar viskas bus gerai. Turbūt jau mums nėra kur sustoti, jau reikia eiti į va-banką. Jeigu vėl prarasim taškus su NFA, tai galim, galvoju, jau pamiršti apie trejetuką. Tai turbūt jau nežinau, ką reikia daryti, bet reikia imti ne vieną tašką, tikrai jau 3.